Veiklių žmonių bendrijos Panevėžio skyriaus organizuojamą banketą. Aš pirmą kartą Molėtuose, Darius sakė, kad jau 3 kartus organizavo Panevėžio skyrius. Tai labai džiaugiuosi, kad tiek daug žmonių susirinka ir vis dar renkasi, daug svečių. Tai paplokim savo, kad atvykote, kad nepatikėjote gražią dieną, ne prie jūros, o į Molėtus. Ir nežinau, ar yra čia kas pirmą kartą tiesiog, tokiam bankete, pirmą kartą bankete, žinau, iš Vilniaus, va, yra vienas žmogus, 2 žmonės, 3, 4, 5, iš Vilniaus dar 2 žmonės atvažiavo. Tai paplokim žmonėms. Tokie banketai dažniausiai, daromi, aišku, čia mes visi švenčiam, čia visiems šventė yra banketas, bet labiausiai džiaugiamas, kai ateina nauji žmonės, nes yra smagiau visuomet pasakoti savo gyvenimo istoriją, liudijimą naujam žmogui, kuris dar tikrai nėra girdėjęs. Viešpatie Jėzaus Kristus vardu Dieve, aš tiesiog laiminu šitą susirinkimą, šitą banketą, Dieve, tai tavo šloviai, tavo garbiai viskas vyksta ir tiesiog skelbiam, Dieve, kad tegul tavo valdžia, Dieve, būna virš visko, Dieve, tavo valdžia, tavo karaliavimas, Viešpatie, tavo buvimas ir artumas, pripildo šitą salę. Laiminam, Viešpatie, kiekvieną žmogų čia atėjusi, Viešpatie, laiminam šitą kavinę, maistą, kurį valgysim Jėzaus Kristus vardu. Ačiū tau, Dieve. Amen. Keliaudamas plačiu keliu, kur eina daugumas tautų, ieškojau savo laimės žemėje. Bet laimės niekur neradau ir šitaip greitai pavargau, kol man suskambo žodis Aleliuja. 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 Širdyje, koja uždega mane ir nėra kito kelio pas tave. Palieku tamsą, nes šviesa prie Jėzaus artina mane, keliu rankas ir giedu Aleliuja. Begalinė tavo meilė vedi mane, visada už rankos tu. Apgiedu tavo meilę iš ryto, kai keliuos ir iki nakties tau Viešpatie lenkiuos. Tavo ištikimybė mane lydės, tu visada buvai toks geras man. Apie tave, o mano Dieve, per visas dienas giedosiu aš šioj žemėje. Ištikimybė mane lydės, tu visada buvai toks geras man. Apie tave, o mano Dieve, per visas dienas giedosiu aš šioj žemėje.
esi kartu. Žinau, esi tu tėvas, tu draugas man esi, tavo meilėje aš kasdieną gyvenu. Tu visada mane mylėjai ir visada buvai toks geras man. Apie tave, o mano Dieve, per visas dienas aš šlovinsiu tave. Tu visada mane mylėjai ir visada buvai toks geras man. Apie tave, o mano Dieve, per visas dienas aš šlovinsiu tave. Per visas dienas aš šlovinsiu tave. Per visas dienas aš šlovinsiu tave. Tik tavo, o avinėli, šventa auka, įteikia gyvybę ir mano širdis vėl gyva. Tik tavo žodžio galia, tavo dvasios jėga, šaltas akmuo, meilė karščiausia grįš. Tik tavo žodžio galia, tavo dvasios jėga, akmuo nebylys, giesmė į tave prabils. Jeigu šlovinti Jėzų nori, pakelti balsą giesmei broli, štark jo vardą, sušauk jo vardą ir jo dvasia ateis, ateis. Jeigu šlovinti Jėzų nori, pakelti balsą giesmei broli, štark jo vardą, sušauk jo vardą ir jo dvasia ateis, ateis. Ačiū Dievui. Nu ką, dabar bus pietus, skaniai pavalgysime, nežinau kokia čia tvarka, pirmą kartą molėtas, bet aš supratau, kad mes patys turime eiti, taip? Taip, patys. Patys sustokit, arba kažkas, arba gintaras vatina aptarnaus kampė. Tai tiesiog visiems skanaus, gero bendravimo, kas ko nepažįstat, susipažinkite ir susitiksime po skanių pietų. Skanaus visiems. Į dešinę pusę ir pasakykite, kaip gerai, kad čia atėjai. Tai dabar eisime prie įdomiausios dalies, dabar prasidės tikrų gyvenimo istorijų pasakojimai. Kviesime vyrus, kurie liūdis, pasakos savo gyvenimo istorijos, kurios nėra suvaidintos, jos yra tikros.
O prieš liudijimus, aišku, dar pristatymas bus veiklių žmonių bendrijos. Porą giesmių dar pagėduokim. Džiaugiuos, kad esame mes broliai, kad susikirto mus keliai. Matyti šito pačio molio, dievulis minkė jau seniai.
liudijimus norėčiau pakviesti, pristatyti veiklių žmonių bendriją, nes čia yra pirmą kartą atėjusių žmonių, tikriausiai nežino, kas mes tokie su švarkais apsirengę vyrai atvažiavę. Ir ką mes darome? Tai pristatyti veiklių žmonių bendriją pakviesiu vieną brolį. Noriu pakviesti, kad pristatytų veiklių žmonių bendriją Kęstutį iš Panevėžio. Paplokime, padarysime, pirmas pristatymas. Nuskambėjo žodis, kad su švarkais nebėjo įpareigoja. Labadiena visiems. Iš tikrųjų, man tas jau labai gražiai pristatė. Vien tas pavadinimas. Laimingiausi Saulėje žmonės. Iš tikrųjų, šis judėjimas kilo panašiai prieš 70 metų Amerikoje. Išeivių iš Armėnijos šeimoje. Ta prieiškimą gavo Demosas Šakarianas. Jisai pastebėjo eidamas, jisai buvo uolus krikščionis, daug melsdavosi, visada lankydavo bažnyčią ir jam labai užkliuvo tas momentas, kad jisai pradėjo pastebėti, jam Viešpats parodė, kad bažnyčioje visada tokia apie 90% moterų ir tik 10% vyrų. Ir jisai sako, vyrai vis tiek kažkaip ir šeimos galva ir visa kita, jam labai keista buvo, sako, kad šeimose būtų darna, ramybė, meilė, kad viens kitą suprastų, sako, visi turi eiti bažnyčią. Ir jam Viešpats įdėjo tokį paraginimą, kad kaip pritraukti tuos vyrus, kad jie grįžtų pas Viešpatį, grįžtų į bažnyčias. Ir jisai pradėjo pradžiai pradėjo rengti tuos renginius ir labai įdomiai buvo tas momentas. Aš iš tikrųjų visko nepasakosiu, nes žinot, čia kaip ir filmą atsisėdus žiūrėti, kai tau papasakoja viską, kas bus pabaigoje, tai paskui nebeįdomu skaityti. Aš tikiu, kad kažkas sakyti, kaip tu gyveni? Aš laimingiausias žmogus žemėje. Tai vat iš tikrųjų, tai didelė privilegija būti Viešpatės vaiku, didelė privilegija priklausyti šiai bendrijai, didelis džiaugsmas matyti jūs visus. Iš tikrųjų, jeigu jūs išgirdot. Čia truputį tokių techninių nesklandumų, vos neužsidegėm, bet nieko. Nes būna, bando visaip kaip sustabdyti, geras susirinkimas. Geroje vietoje randamės, tai dabar prasidės liudijimai. Ir pirmam liudijimui norėčiau pakviesti iš Jonavos brolį Tomą. Tai yra Jonavos skyriaus prezidentas, paplokime Tomą. Girdėjau, kad jis labai yra atviras, sako taip kaip yra, nieko nevinioja į vatą. Tai va, prašom. Va ta giesmė apie tą molį kaip yra. Galvoju, dabar mes tokie gražus, tokie visokie tikintis kaip ir. Bet va, iš kokio molio tai lipdė, va tas įdomiausia yra. Aš pats esu mažeikietis, mano tėviškė Mažeikiai. Ten augau, užaugau, vaikau mokyklas. Tėvai mano tokie, kaip ir rusų laikais, tai katalikai. Per šventes tik eidavom į bažnyčią. Joniškyje katalikų bažnyčia su priėmęs pirmą komuniją, sutvirtinimus visus tos, kaip močiutė liepė, taip ir padarė. Pats, aišku, apie Dievą aš ten nieko nežinojau ir nelabai man rūpėjo. Tikriausiai, kaip ir daugelis iš mūsų paauglystėje vaikai, paaugliai mes, ypač berniukai, jau pavaidinam vyrais ir susidedam su tam tikra šaikom. Ir anksčiau ir vėliau mes ieškom to savo pavyzdžio kažkokio tai gatvėse. Mano tėvas, aišku, amžinatilsį buvo alkoholikas, tai iš jo kaip pavyzdžio tokio kaip ir šeimos žmogaus neturėjau. Tai viską ieškai gatvėse, kas vyksta. Susidėjau, aišku, ten su chebrikė, biškį ten nuklydau, bet aš nenoriu ten aukštinti tų praeities dalykų. Kas buvo blogai, tai buvo blogai.
Bet aš tik po to įtikėjęs supratau, kad Dievas mane per gyvenimą taip 3 etapus tokius vedė. Tai pirmas etapas buvo, kad aš, ačiū Dievui už smegenis, kaip sakyčiau pasakyti, už protą. Aš gerai mokiausi ir įstojau į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, inžinierių statybos ir mane va taip, kaip sakant, paėmė tokį iš Mažeikių, iš to Liūno, kuriame jau buvau įsisukęs, nes ten ir teistumai jau buvo prasidėję, ir išmetė į Vilnių. O Vilnių apsigyvenau bendrabutį ir suprantate, į Vilnių atvažiuoja žmonių, iš visos Lietuvos ten suvažiuoja studentų studijuoti. Bet studentai, jau kurie atvažiuoja studentauti ar studijuoti, pripažink, jie kitaip mąsto negu tie, kurie gatvėse geria ir taip toliau. Ir aš papuoliau jau į kitą tą ratą. Aišku, aš daugiau nestudijavau, studentavau. Ten išmokau ir gerti, ir rūkyti visko, ten mes tą ir tą darėm iš tikrųjų. Bet ačiū Dievui už smegenis. Mokiausi tikrai gerai. Pabaigiau aš su padidintom stipendijom tos visus mokslus. Ir vėl liktais viskas tvarkoja, ten visą vėl baigi tos mokslus, pradedi dirbti ir atrodo vėl viskas normalu, kaip ir visi. Čia ateina savaitgalis, tai eini pagerti. Kaip ir visi, tai čia natūralu, žinot. Ir galiausiai susipažinau su dabartinė žmona, jinais yra iš Jonavos. Ir kadangi Jonavoje buvo ten butas laisvas, taip gavosi, kad aš persikėliau į Jonavą. Ir vėl persikėliau į Jonavą, aš vėl atitrūkau nuo tų savo Vilniečių, su kuriais mes ištisai gerdavom ir nieko gero. Atvažiavęs į Jonavą man buvo labai liūdna, aš atrodo į kaimą atvažiavau ir nei parduotuvės nedirba, nei su ko pagerti nėra nieko. Toks košmaras, atrodo, iš viso nieko aš nepažįstu, tai Jonavą, apart žmonės. Ir ačiū Dievui, žinot. Ir aš dabar stebiu, kaip žmonės iš reabilitacijos centrų išeina ir kaip jie greitai paslysta sutikę seną draugą. Tiesiog. O tie draugai kaip tyčia, jie vaikšto ir tyko tavęs atrodo. Tai aš sakyčiau, kad aplinka mane labai veikia stipriai. Tiek paauglystėje, tiek baigus mokslus. Aš su ko susidėdavau, tai toks ir tampi. Tai eilinį kartą vėl likau be tų pažįstamų, su gerovu. Ir gyvenimas tęsiasi. Kadangi aš dirbu tokį darbą, aš esu inžinierius, mano darbas prie kompiuterios praktiškai, aš ten skaičiuoju daugiau tos pastatus. Ir atsirasdavo laisvo laiko, žinot. Ir aš tą savo laisvą laiką pradėjau leisti kitais būdais. Pirmiausia, aš įnikau labai stipriai į kompiuterinius žaidimus. Aš taip nepagalvoju, aš dabar, kai žiūriu, jaunimas žaidžia ištisai ten. Aš ir matau mano vaikai, kaip tiesiog treba, kai neduodu jiems to telefono. Ir tai iš tikrųjų yra ant tiek didelis blogis, bet gal jisai skirtingus veikia, kaip ir alkoholis, sakykime, vieni gali išgerti ir netapti alkoholikais. Tai aš suprantu vieną, kad aš kaip alkoholikas negali gerti, taip aš negaliu jokių žaidimų žaisti. Nes aš įnikau į žaidimus ir kokį 6 metus aš ten pražaidžiu realiai. Bet tai tas pražaidžiu, tai juokingai skamba. Viskas prasideda taip, kad tu pradedi žaisti darbo metu. Nepadarai darbo, terminai eina, tada meluoji žmonai, kad tipo labai daug darbo. Tada važiuoji savaitgalis į darbą, atidirbti tas valandas, bet tu nuvažiavęs tiesiog, tu vėl pražaidi tas valandas. Ir taip einasi ir tada prasideda nervas toksai. Oi, kaip aš nuvažiavau, nieko nepadariau, čia turėjau padaryti. Vėl daugiau pradedi meluoti, kad ten tave užkrovė darbai, šitų toks, žinai, geras darbuotojas, reikia daug dirbti. O iš tikro, realiai pražaidi visą laiką. Ir pakriko nervai, iš tikro, įtampa darbe, įtampa namie, tada pradedi gerti.
būdavo aš ateinu į darbą, taip nuo trečiadienį jau pradėdavau užuosti, iš burnos kvapus, ten, viską užuodė, ten tiek nervai būdavo. Garsai girdi kiekvieną laikrodį, kuris tiksi. Ir žinodavau, kad penktadienį prisigersiu gerai, taip iki sąmonės, kaip smigsiu, kaip liaudiškai sakoma. Tada per savaitgalį atsigauni, pirmadienį ateini į darbą ir tie garsai ir smarvė dingsta iki trečiadienio. Trečiadienį nervai būna dar labiau perkelti ir, tiesiog, taip ir gyvenau ir tuo metu gimė mūsų pirma dukra. O aš suprantat, aš net nepastebiu, kad šeimoje, kad griūna šeima. Aš tiesiog tam pasaulyje lindęs, tuose žaidimuose, ten savo susikūręs tos avatarus. Aš po to supratau, aišku, aš bėgau gal nuo šio pasaulio, ten įlendi, pasislėpi nuo tų pasaulio problemų, bet jūs nesprendė, tu tiesiog kaip atstrutis įkiši galvą ir ten sėdi, žinot. Galiausiai žiūriu, jau laiškas iš žmonos paliktas ant stalo, kad tipo, ten liūdnas toks, kad jau arba skiriamės, arba žiūrėk jau, nes o aš to net nepastebiu, man atrodo, viskas gerai. Dirbu, lygtais kažką uždirbu, kažką pinigus parnešu, lygtais ten. Bet aišku, ten, tik man taip atrodė, iš tikrųjų ten jau senai viskas birėjo ir ačiū Dievui už žmoną kantrę, kuri išlaukė, kol tas vyras, jos, kaip sakant, baigs nesąmonės. Kitas dalykas, aišku, tai, žinot, santykiai šeimoje jau buvo visiškai prasti. Apie ten sekso malonumus, tai iš viso šnekėt nėra ką. Tai aš taigi prie kompo dirbu, ne? Pornografijos, pilni klodai, kiek noriu. Ir aš ne to, kad dar įlindau į žaidimus, bet aš taip stipriai pasinėriau pornografiją. Žiauriai. Ir iš ten ištrūkti buvo dar sunkiau negu iš tų žaidimų visų. Nes tada tau kaip ir, kam ta žmona žinai, pornografija yra masturbacija, viskas. Būdavo ryte, vakare, nesvarbu, kada galvas skauda, atrodo, praeis dar kažką. Žiauru, vienu žodžiu, aš ten taip įlindau į tuos dalykus ir aš galvau, kad žmona tai nežino, nejaučia, žinau. Aišku, viską nežinojo, viską jautėsi, nes, žinot, ir ten kompiuteriuose ten ir išmeta langus, pradeda ten šokinėti visus nesąmonės, ten nelabai ir paslėpsi, ten jau ištisą kiekvieną dieną esi. Tai va, tai turiu ir pornografiją, ir žaidimus, ir alkoholis, ir su šeima problemas. Ir apie Dievą tada aš nelabai ir galvojau, bet iš tikro ačiū Dievui už draugus, kurie pakvietė mus į tokį verslą su Amway firma. Čia kaip tinklinis marketingas yra. Ir mes papuolėm į tokią grupę, kur lyderiai labai stipriai akcentavo į šeimos dorybės, į šeimą, kaip du žmonės. Ir buvo daug, ten Dexterio Jegerio, kas, žinot, ir jie tada duodavo mums tokias literatūras skaityti apie šeimas, ten 5, tas vyrai iš Marso, ties iš Veneros, ten daug tokių dalykų. Ir aš prisimenu, skaitau tą knygą ir matau viską tik kaip žmona blogai daro, ne tai, kai aš, žinai, ir skaitau tik tai, kas moterim parašyta save. Ten yra, tai paskui. O, matai, jis tokia, taip nedarė, aš čia dėl to toks, anoks, žodžiu, ten prisigalvoju. Plius seminarai buvo įvairūs, važiuodavom, kur šnekėdavo tikrai apie vertybės. Ir aišku, vertybės yra, apie šeimą yra gerai, bet ten ir įdėginėjo vertybės apie tą, kaip ir New Age, sakykime, ne, apie klestėjimo tą visą reikalą. Ir aš nuo to klestėjimo, aš tokia depresija buvau įlipęs, kad šakės ten. Vienu žodžiu, atsikračiau aš tų žaidimų, bet įlipau į depresiją dėl kitų dalykų. Taip, kad aš tos tuštumos neužpildžiau Dievu, bet radau kitą būdą, kas užpildė. Man ten buvo stresas, buvo paskambinti, aiškiai žmonėm, aš ten nežinau, aš ten vaistus gerdavau.
Po to tik supratau, kad ten, ne mano ten tas reikalas. Nors nesakau, kad ten kažkas blogai. Galiausiai jau amžinatilsį mūsų skyriaus Viktoras buvo toksai, mes priešais mus gyveno ir jo žmona tokia uoli katalikė atėjo, sako, su žmona šnekasi, sako, žinai, Viktoras į bažnyčią eina. Vis irgi inžinierių, žinai, šiandien už taip namie dirbo, galvoju, įdomu, kad čia. Ir plus, kad jie pradėjo vaikščioti į Jonavos evangelinę, kaip evangelinę bažnyčią. O man tai buvo įdomu, nes su katalikų bažnyčia, man viskas aišku buvo, nueini, patylė, pasėdė, išeini. O tas evangelinės bažnyčias, aš buvau girdėjęs, bet kas ten vyksta, net neįsivaizdavau. Nubėgau staigiai pas Viktorą, sakau, kaip čia, kas, kur, sako, kitą savaitgalį važiuojam. Nusivežė mane į evangelinę bažnyčią. Aš ten žiauriai išsigandau iš tikrųjų. Kai pradėjo visi melstis kalbomis, tai iš viso galvoju, reikia pabėgti iš čia jau. Nes, žinot, tai bažnyčiai tai turi būti tyla, žiūri į priekį ir klausaisi, o ten toks triukšmas, toks kažkas, tai toks. Bet va, Lino šlovinimai labai patikdavo. Aš sakyčiau, gal per šlovinimą aš ir užsikabinau pažinti gal taip tą Dievą labiau, ne kad Dievą, bet man lankytis evangelinėse bažnyčiose padėjo tai, kad man labai patiko šlovinimai iš tikrųjų. Jie kažkaip liesdavo labai stipriai. Ir žodis, aišku. Bet pirmo eilė šlovinimai. Tada man pasiūlė nuvažiuoti į Kauną, į banketą Kauno VŽB. Sako, ten prie apvalių stalų sėdėm kaip šeima, tokia. Nuvažiavom ten ir iš tikrųjų, va ten aš ir išgyvenau Dievo prisilietimą. Liudijo tie Valerijus, dar ten tie seni narkomanai, kur ten po 36 metus ten narkotikus vartoja ir normaliai stovi, šneka, aš nežinau, jau tokia nebegyvent, turi visai, smegenis turėtų nebeveikti. Bet žinot, ašaros kaupėsi, verkt norisi, bet vyrai neverkia, žinau, vyras atėjęs čia. tą kartą atkentėjau ir dabar, kaip pamenu, važiuojam namo ir aš Vitalijai sakau, Vitalijai, įsivaizduoja, kaip man pasisekė, sakau, aš nei kalėjime sėdėjau, nei narkomanas, nei ten vagis, kažkoks ten, žinai, tralivalį. Sakau, aš taip, man pasisekė, kad aš neturiu ką paliudyti. Tipo toks šventas, žinai. Bet apie tą, kad aš ten ir melavau ir pornografiją, man dar nebuvo apreikšta, tai suprantat, aš dar buvau pasaulietis. Galiausiai Vitalijus sako, jo, sako, aš toks, žinai, jau grįžtu namo ant bangos. Aišku, po to prasidėjo bažnyčių lankymas ir tada pas mus, kaip tik bažnyčiai buvo Vaidas, kuris norėjo įkurti VŽB skyrių Jonavoje. Kaip dabar prisimenu, vakare, pavasarį, čia atrodo, vakare, nuvažiavom, jisai ten gyveno tokiam vienkiemį, ten jie bandė reabilitacijos centrą atsidaryti. Dabar jie turi didelį centrą, bet tada buvo vienkiemis, supuvęs namukas ir ten buvo vienas žmogus pas juos. Ir jisai su Milda ten gyveno, o Milda vat ant dienų laukėsi, kad gims Jėzus. Ir mes tada vakare nuvažiavę, kaip slapčia, tai čiut ne prie žvakių pasirašinėjom tuos, kas bus prezidentas, ten iždininkas. Mes kaip tik 4 buvom, pasirašėm tos dokumentus ir taip tapom Jonavos skyrius. O tada, čia prieš 6 metus. Ir aišku, tada daug suspaudimo atėjo pas Vaidą šeimoje, nes ten ir iš bažnyčios teko jiems išeiti ir atstumimas buvo nuo bažnyčios ir mūsų. Tada aš pradėjau paieškas šiaip bažnyčių, visokiausių važinėjom. Apsistojau laikinai Kauno krikščionių bažnyčiai. Dabar turim Jonavos krikščionių bažnyčią, tai ten dabar esame. Ir tas, suprantat, paskui tik tais po biškį šventoji dvasia pradėjo man atskleidinėti mano tos praeities ir dabarties tos visus darbus.
Ir aš tik po to supratau, kiek aš buvau įklimpęs į tą pasaulį tokį, tą pornografiją, tą žaidimus, tas visus. Galiausiai po biškis man atverčia, lapas po lapo. Iš pradžių apie vieną dalyką, paskui apie kitą dalyką. Nes aš įsivaizduoju, kad viską taip imti ir staigiai pakeisti, aišku, Dievas viską gali stebuklingai padaryti. Bet ar visi geriau žino, kaip su manim elgtis, ar tai man bus iš tikrųjų taip ar ne taip. Nes noriu paliudyti, kaip mečiau rūkyti, pavyzdžiui. Aš tikiu, kad Dievas gali bele kokį žmogų ar bele kokį būdą pasinaudoti tau geriausiai bus, tik jis žino. Tai. Mes turėjom važiuoti į Palangą, ten buvo sporto šventė ir aš kažkaip susirgau, pasidariau kraujo tyrimą, tas BRC buvo aukštas, ar koks, ten reikėjo antibiotikus gerti. Aš išgėriau po mokslo tokį vaikiškus antibiotikus, ten visiems duodam. Viskas, nuvažiavau į Mažeikius, ten kažkaip jau viskas tvarkoj, palikom vaikus, nuvažiavome į Palangą, viskas atbuvau ir man pradėjo po biškį skaudėti nugarą. Aš turėjau problemų su nugarą, galvoju gal čia, bet įsiskaudėjo taip stipriai, kad pasirodo inkstai. Prasivarčiau lovai kokią parą, taip žiauriai skaudėjo. Ir tik po paros prisiminiau, kad neparūkęs. Tada aš dar buvau neįtikėjęs dar. Tik dabar, sakau, kaip Dievas veda. Ir mintis ta, kuri atėjo iš šventosios dvasios, kad kol neprisimeni, kad reikia rūkyti, tol tu nereikia rūkyti, tol tu nenori rūkyti. Tai buvo vienas dabar klausimas, kaip pamiršti, žinai, kad aš rūkau. Nes iš tikrųjų rūkyti visada ten pavalgai, pageri, ištūri kažkaip. Visada turiu tam ištisai. Ir galiausiai antrą parą vėl skausmai didžiuliai, aš vėl ten nebuvo kada ir pamastyti apie rūkimą. Ir pirmą kartą gyvenimo po 15 metų aš buvau nerūkęs 2 paras. Savo jėgomis subandęs, tai ten pusdienis neištraukdavau. O rūkydavau normaliai, tai žinot, pakelis į dieną, jeigu negeri, jeigu geri 2. Jeigu žvejybą eini, tai 3 tada reikia turėti, nes ten tik tais gerdavau. Galiausiai pradėjau po biškį kovoti, aišku, ir nuo tos dienos nesu nei cigaretės paėmęs daugiau burtų. Bet stebuklas mano toks, kad aš turėjau nueiti pas daktarą išsitirti, kokią žalą inkstams padaryta dėl uždegimo. Jisai ten, nes antibiotikus gėrė nuo inkstų. Ir jisai tyrė tos inkstus ir sako, pas tai nebuvo jokio uždegimo, žinai, inkstus. Sakau, kaip tai nebuvo, jeigu gėriau vaistus ir viskas buvo, žinai, kaip išprašyta. Ne, sako, gal įsitirk ten, žinai, pasitvarkyk ir gyvenk, sako, prisigalvoja čia visų ligų. Tai aš tik dabar gal taip, žinai, aš tikrai noriu tikėti, kad tai buvo Dievo darbas, žinai, atiduoti jam šlovę, kad, matyt, aš kitaip ir nebūčiau gal metęs, jeigu ne tas skausmas. Aš taip giliai tikiu tom, žinai, jisai mane pažįsta kaip nulūktą. Gal aš ten, žinot, ir nebūčiau tų gavęs. Ir kaip dabar mes šnekam, pavyzdžiui, kad ir žodis yra gyvas, ne? Tikrai, žodis yra gyvas ir tuo metu, kai aš buvau įvykęs į pornografijas ir tos žaidimus, aš ten tikrai nebuvau gyvas tikintis. Bet tas žodis tų knygų, kur aš Ambi versle buvau, ten apie man, jis tikrai keitė mano pasąmonę. Ir kaip aš juokdavau, sakydavau, jums ten smegenys plauna, sakau, ir ačiū Dievui, ten yra ką plauti, ten yra šiukšlynas, žinai. Ir iki šios dienos ten yra dar tiek daug šiukšlių, žinot, neišplauta. Bet aš tikiu, kad Dievas, žinai, su Dievu kartu, čia visas procesas gyvenimo. Jisai su manim tą molę, lipto. Šiai dienai esu toks, koks esu. Nesakau, kad, žinai, šventas, kaip tada sakiau, kad neturiu ką liudyti, ne? Ir dabar krentu, ačiū už VŽB skyrių, kad galiu ateiti ir paprašyti pagalbos. Nes tikrai suklumpi vis tiek, tu žinai. Tas pats su darbais, su pinigais. Aš kol į lovą neatsiguliau, tik tada tik supratau, kad aš pinigams ten tarnauju. O iš pradžių VŽB pradėjom skyrių, aš visiems giriausi, kaip mane Dievas laimina darbais, Chebra, čia aš tiek darbų turiu. Galiausiai tiek darbų užkrovė,
kad apie maldas, apie bažnyčią, viską užmiršti, nu tiesiog tu įsisuki į tą ir tu užmiršti, kad ten apie Dievą, dar kažką. Praėjo pusmetis, ateinu į VŽB skyrių, jau vyrams meldžiuosi, jeigu vyrai padėkit, nes jaučiu, kad įklimpau, žinai. Arba ten paguldu į lovą dėl sveikatos, kad tikrai, tik tada pradedi mąstyti Dievą, kodėl aš čia guliu, kodėl aš čia tas ar anas. Taip, kad jisai kiekvienas skirtingai veda, kiekvienam skirtingai rodo ir matyt reikia kartais ir į patalą atsigulti, ir skausmus prakęsti galbūt. Kad suprasti, kad, tu brolau ne tą neini, kur reikia, žinai. O Dievas jau ras būdą, kaip tą molį, žinai, ten paminkyti, su kuo, per ką ir už ką. Tai tiek tada. Ačiū. Cigaretės, narkotikus, tai čia paleistuvavimus atrodo gali išpažinti viešai pasakyti, kad buvai priklausomas nuo pornografijos. Iš tikrųjų, šiandien labai didžiulė problema yra. Ir kiek net nustebtume, kiek bažnyčiai tarnautojų yra, kurie turi šitą priklausomybę. Ačiū Dievui, ačiū Tomui labai tikrai už tokį gerą liudijimą ir pastiprinimą. Dievas iš visur išlas. Jeigu eisit į tualetą, atsargiai neužkliūkit už laidą, nes ten tualete prie klozeto radau rozetę. Neužšlapinkit tos rozetės, nes mano aparatūra išsijungs. Antram liudijimui norėčiau pakviesti Gintarą Jankauską. Žinau, kad jis neseniai buvo išvažiavęs kažkur tai prie jūros, ten buvo kaip tik seminaras apie priklausomybės, ne? Ką? Prisiminiau, sakau, reikia pakviesti, gal prates, ką ten gero išmoko. Ne, šiaip taip iš Panevėžio Gintaras 4 vaikų tėtis, mano krikšta tėvas. Tai va, paplokim, padrasinkim. Jo, pragyvenom. Neužilgo jau. Taip, 64 metai, Panevėžio skyriaus esu narys ir labai daug esu patyręs išbandymų. Kaip ir jūs, mylėjai, gauna tos išbandymus kiekvieną dieną. Tie išbandymai yra labai įvairūs. Jo, o dabar tiesiog, sakyčiau, galvoju, nekvies manęs paliūdinti, bet paėmė ir pakvietė. Dabar galvoju, Viešpatie, ką man liūdinti. Ačiū Gintarai. Jo, nežinau, Gintarai, ką buvai padaręs, bet yra žmonių, kurie sako, negaliu patikėti, kad Gintaras tiki į Dievą. Tik bet kas, bet tik ne Gintaras. Kažką jau pridirtas buvai. Ir apie tą nepapasakai kažkaip dabar atsistojęs. Tai va, ir ačiū Dievui, tikrai. Dabar norėčiau pakviesti iždininką mūsų Panevėžio ir Kęstutį, kuris galėtų kažką tai papasakoti. Iš tikrųjų, daugeliui visada kyla klausimų, žinot, kai tokie sambūriai ir buvo užrašyta, kad renginys nemokamas, bet visi gerai suprantam, kad kavinė tikrai neturi savininkai tokių gerų širdžių, kad viską darytų už dyką. Už šį renginį yra viskas sumokėta ir mes labai džiaugiamės, bet nes visi renginiai, viskas, kas čia vyksta, už viską yra sumokama iš paaukojimų, iš veiklių žmonių bendrijos narių mokesčio. Atsipalaiduokit, kas neturit širdį, galit neaukoti. Čia šiandien už viską jau sumokėta, bet mes visada renkam paaukojimus, kad tokie renginiai nesustotų. Kad visada galima būtų kitą kartą rinktis, kitą kartą daryti, kitą kartą kviesti naujus žmones. Nes Viešpats iš tikrųjų net Biblijoje užrašė, sako, Viešpats myli. Ne tik, kad mėgsta, bet jis myli dosnų davėją, linksmą davėją. Todėl aš tikrai raginu, kas turi širdį. Mūsų iždininkas praeis,
Ir žinokit, Viešpats viską padaugina. Meskit kaip sėklą, džiaukimės. Džiaukimės to, viską darykim su džiaugsmu. Amen. Dieve, ženk ramybę ir atstatyk gyvybę. Širdis pripildyk savo meilę. Kad jokie skausmai nedrįstų, stok čia prieš Kristų, kuris viešpatauja manyje. Kokį man bijot, jei aš su Jėzum, kokį man drebėt, jei aš su Jėzum, kokį nerimaut, valdžia Jėzus rankose. Kokį man bijot, jei aš su Jėzum, kokį man drebėt, jei aš su Jėzum, kokį nerimaut, valdžia Jėzus rankose. O meilė tobuloj, nėra baimės meilė tobuloj, nėra baimės meilė tobuloj, baimė nėra vietos. O meilė tobuloj, nėra baimės meilė tobuloj, nėra baimės meilė tobuloj, baimė nėra vietos. Kokį man bijot, jei aš su Jėzum, kokį man drebėt, jei aš su Jėzum, kokį nerimaut, valdžia Jėzus rankose. Kokį man bijot, kokį man bijot, jei aš su Jėzum, kokį man drebėt, jei aš su Jėzum, kokį nerimaut, valdžia Jėzus rankose. O meilė tobuloj, nėra baimės meilė tobuloj, nėra baimės meilė tobuloj, baimė nėra vietos. O meilė tobuloj, nėra baimės meilė tobuloj, nėra baimės meilė tobuloj, baimė nėra vietos. O meilė tobuloj, nėra baimės meilė tobuloj, nėra baimės meilė tobuloj, baimė nėra vietos. O meilė tobuloj, nėra baimės meilė tobuloj, nėra baimės meilė tobuloj, baimė nėra vietos. Kokį man bijot, jei aš su Jėzum, kokį man drebėt, jei aš su Jėzum, kokį nerimaut, valdžia Jėzus rankose. Kokį man bijot, jei aš su Jėzum, kokį man drebėt, jei aš su Jėzum, kokį nerimaut, valdžia Jėzus rankose. Viešpatie, už visus šios palaiminimus, už dosnias širdis, Jėzaus Kristaus vardu mes laiminam šios pinigus, laiminam kiekvieną, kuris prie to prisidėjo, mes laiminam, kad visi šie darbai nesustotų, kad visko turėtume apšiai ir gausiai, tiek visi veiklių žmonių bendrė, tiek kiekvienas čia esantis. Laiminam kiekvieną. Laiminam ir skelbiam Viešpaties malonę Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ir dar mes įprastai 3 liudijimus kalbame per banketus, būna kartais 4. Tai dabar 3 liudijimui norėčiau pakviesti brolį Arūną iš Jonavos, kad ateitų paliudyti savo gyvenimą. Padarė biškį pagal mano ūgį. Čia tokie aukšti vyrai. Ačiū. Labai gera atmosfera čia pas jūs, molėtiškiai šaunuoliai.
Tikrai, čia, žinokit, didelis Dievo darbas vyksta. Aš dėkingas ir panevėžiečiams, aš tai sužaviuosi šitą Panevėžį. Aš atsimenu, kažkada važiavau į banketą, tokia nedideliai kavinukai reikės. O dabar, sako, Panevėžys didžiausias kavinės susakinėja, sako, žmonių renkasi 70. Nu tai vat, Dievas daro stebuklus. Nu ir dabar Panevėžys čia, žiūrėkit, atvažiuoja į Molėtus, jis padaro banketą, nu tai tiesiog džiugu. Ir tai liudija Dievo darbą, tai liudija elementarų dalyką, kad Dievas veikia, jisai viešpatauja čia Lietuvoje. Ir kad jo ranka nesutrumpėja, kad jis tai viską daro po šiai dienai ir niekas nesikeičia. Aš atsimenu Molėtus, kai kažkada čia važiavau pamokslauti, tai labai senai buvo, kokiais 96 gal net. Čia Nyklitkio bažnytėlė buvo, Molėtos įtikėjimo žodžiu. Tuo metu mes šifruodavom šitą miestelį, tai kažkaip tokie geri prisiminimai tie, kai važiavom čia. Kažkaip tai širdį paglostė, prisiminėm kai kurias sesis, kurios čia būdavo Molėtuose. Bet aš tikiuosi, kad Dievas daro čia savo darbą ir jis darys. Jis tai, ką pradėjo, jisai pabaigs iki galo. Tai va, čia tokia įžanga. O šiaip mano vardas Arūnas, man 56, dar nėra 56, nesendinsiu savęs. Esu vedęs, užauginom su žmona Jūratė 4 vaikus. Nu. Santuokoje jau mes 37 metai. Iš Dievo malonės, sūnui vyriausiam 37 bus, turiu anūkę, metai bus už mėnesį. Džiaugsmas didžiausias dabar, nes 10 metų laukiam, kol ateis iš pasaulio, tai yra Dievo stebuklas. Turiu dar vieną sūnų Dovydą Vilniui, archeologą dirba, dukra Dailės akademiją baigus irgi Vilniui gyvena, dirba privačioje mokykloje. Turiu mažiausią sūnų, kuris dar pas tėvus gyvena, net 24, Chemą dirba. Toks mažėlis, toks 1,90 m. Pas Chemai dirbu irgi jau 35 metai. Esu energetikas, iki kaulų smegenų. Pradėjau įmonėje nuo elektriko, na ir aš visą laiką taip ir su elektra dirbu, aukštą įtampą, kas pažįstat elektrą, galbūt įsivaizduojat, kas tai yra. Tai va, tai ką aš užsiimu dabar ir kokia yra mano profesija. Nes veikliųjų žmonių bendrija, kas sako, vieni įvairių profesijų žmonės. Aš nesu pastorius, nesu kažkoks tai bažnyčios ypatingas lyderis, ar dar kažkoks tai visų paprastas žmogus, paprastas inžinierius, paprastas energetikas, Arūnas iš Jonavos. Tai va. O kaip aš Jėzų pažinau, nu, čia jau yra kita istorija. Nes kaip ir Tomas liudijo, aš gimiau Jonišky, ten mano tėviškė, ten mano tėvų tėviškė. 70-ais atvažiavome į Jonavą, nes Jonavai buvo galimybė greičiau gauti būtus sovietmečių, nes plėtėsi Achema, tokia azoto gamyklinis suvienimas buvo, tokia azotinė trąšų gamykla, dabar Achema. Nu ir aš aišku taip atsidūriau Jonavoje su tėvais ir ten užaugau. Jonava nedidelis miestelis, užaugau, mokiausi, kaip ir visi, spaliukas, pionierius, komjaunuolis, paskui išvažiavau mokytis į Kauną, politechnikumas. Greitai vedžiau, dar, kadangi greitai įsimylėjau, norėjau laisvės pabėgti iš namų. 18 metų buvo, dar diplomas nebuvo rankos, jau mes žiedus buvom su žmona sumainę. Žmona buvo pedagoginė, mokėsi antro kurso studentė, lietuvių kalbos mokytoja. Tai va tokia buvo įžanga. Gyvenau, kaip ir visi, tuo sovietmečiu, jaunuoliai, rokas, laisvas gyvenimo būdas, meilė. Nu ir po to tarybinė armija, Šiaurės laivynas, paskui grįžau namo, po armijos, ačiū Dievui, žmona sulaukė, kadangi žmona neščia buvo, tai sūnus gimė per tą laikotarpį. Nu ir tas jau daugiau toks jau gyvenimas jau prasidėjo po armijos. Aš vėl sugrįžau į Chemą, įnikau į darbus, pradėjau daryti karjerą, nu ir tas jaunas, kai esi, pilnu galvoje vėjai, apie Dievą mažai čia mąstydavau kažką, tai nes esi jaunas, reiškia, aš viską galiu pats, aš esu tam sutvertas, aš esu vyras, aš prisiimu atsakomybę ir aš viską padarysiu, kaip man atrodo reikalinga. Susikūrė tam tikrą viziją, ten per televizorių, dar per kažką, matai, kaip aš įsivaizduoju šeimą, kad aš toks vyras mačio, žmona ten su vaikais, aš dar galiu į kairę, į dešinę pavaryti, bet vis viena, viskas turi būti taip, kaip aš suplanuosiu. Bet aš planuoju, kaip sako Dievas juokėsi. Gavosi taip, kad teisės čiut nepragėriau, avariją padariau, nuo Neries tilto čiut nenulėkiau,
Bet tai buvo tokios nesąmonės, aš kaip sakau, bet turbūt tai buvo kelias į mano atgailą, į kelią susitikti Kristų. Ir galų gale supyliau mašiną, depresija, gailestis, aišku, tik kiek atgailos dar iki to net negalvojau, durnas buvau, reikėjo to nedaryti to, bet žinot, kaip sako, nedarai išvadų, kol neatsitiko kokia nelaimė. Ir 93 metais, tada buvo toks laikmetis, Evangelija daug paskelbdavo, čia turbūt ir Molėtuose, kas gyveno, buvo evangelizacija, čia pas jūs irgi centre, tiek ir Panevėžyje, aš kiek žinau, Vilniuje, tokia tikėjimo žodžio bažnyčia buvo. Ir taip aš Jonavoje irgi taip buvau pakviestas į tokią bendruomenę evangelinę. Ir mes su žmona, tada atsimenu 93 po Joninių, draugai jau mūsų buvo tikėję, jie pasikvietė, sako, einam į tokią bažnyčią, ten sako, gieda apie Dievą kalbą. Nu, gerai, nueisiu. Kas čia belieka įdomu vadėlį. Tai nuėjau, kaip nuėjau. Atsimenu, ar po šiai dienai tokia sesuo pamokslavo, vardas jos Vigalija, dabar jinai pas viešpatį. Aš išgirdau tą evangeliją, paprastą evangeliją apie Jėzaus auką. Nežinau, kiek aš supratau to, ką jinai pamokslavo, bet faktas tai, kai pakvietė į priekį, aš tik išėjau į priekį, sakau, šiau priimti Jėzų į savo širdį. Pasižiūriu žmoną iš paskos atėję, taip ne aš vienas ten, tuo metu dar keletą žmonių išėjo ir tai buvo pirmas žingsnis, kada šaukiausi Jėzus į savo širdį. Tai buvo viešai, aš pažinau Jėzų savo gelbėtojų, bet nelabai supratau, ką aš tai padariau. Nu, padariau. Nu, ir apsidžiaugė, mano draugai jau buvo, kurie pradėjo lankyti bažnyčią, sako, einam arūnai ten ir kažkaip tai įsitraukiau, taip draugų dėka. Atsimenu, nuvažiavau į Kauną, po to gal po kelių savaičių, ten tokia buvo šlovinimo konferencija. Ten, aišku, visokių naujoviškų įspūdžių buvo, nežinot, kai nesi susidūręs su evangelinė bendruomenė, atrodo viskas kitaip. Nes katalikų bažnyčia visi dalyvaudavo, ten laidotuvės, mišios, vestuvės, visokie krikštynas, tai ten matydavo, kaip vyksta bažnytinės apeigos. O čia šiek tiek buvo viskas kitaip. Kaip ir Tomas sakė, daug triukšmo, bet aišku ir daug yra muzikos, kuri jauną širdį kabina. Ir ta muzika tokia ne šiaip savo tuščia, dar kažką garbinantį šėtoną, bet tokia atgaivinantį širdį. Atlaisvinant tik tą sielą, tą užspaustą žmogų, kad tu gali atsiveri ir tu jauti, kad kažkas vyksta su tavim garbinimo šlovinimo metu. Bet tai buvo tokie pirmieji išgyvenimai. Po to, aišku, tas mano įtikėjimas toks, žinot, kaip ne aš ten studijavau Bibliją, ne aš ten buvau per daug uolus, tai kad išpažinęs Jėzų savo gelbėtojų ir turėjęs keletą potyrių, tai aš eidavau savo keliais, tai vėl sugrįždavau bažnyčią. Nu ir taip kažkur keliavau savo keliais dar kokį metai laiko. Ir atsimenu, tai buvo pavasaris, jo kažkur 94 metų pavasaris. Aš taip gerai užgastroliavau, ten tokias taip kelias paras neparėjau namo, jau sąžinį griaužė. Atsimenu, aš stoviu, einu žemyn, Kauno gatvėje aš tai gyvenau. Galvoju, pareisiu, čemodanai bus sukrauti. Ir sakysiu, brangusis, čiuožk iš ten, iš kur tu buvai, net negalvok ir taip toliau. Nu, aš tokią epopėją galvoju susidėliojau, kad taip realiai šiaip turėtų būti. Kad moteris yra, lauks tave čia 3 paras, kur tu ten klaidžiai ir neaišku su kuo. Tai parėjau namo, atsimenu. Net neišdrįsau durų atsirakinti, paskambinau, atidaro žmona duris. Tai buvo rytas. O galvoju, dabar prasidės. O jinai prie taip apsikabino mane. Sakė, tokius ponas žodžius, ačiū, kad tu parėjai. Žinau, kad šitie žodžiai buvo kaip žodžiai iš dangaus. Mane tarsi atrodo tai persmelkė, taip nuo galvos iki kojų, kaip supurtė ir viskas. Mane taip pakabino, kad aš nežinau, aš nuėjau į kambarį, griuvau ir ten pradėjau raudoti, verkti, atgailauti. Ir tai buvo toksai stiprus potyris, tai yra pirmas mano potyris, kad Dievas mane myli besąlygiškai. Ir tai, patikėkit, moterys, jūs supraskit, kad savo jėgom to padaryti nei viena neįstengtų. Nes, tai ne žmogiškom pastangom, neįmanoma tai. Nežinau, kad jau metų praėjusią su žmona šnekėjau, sakau, kodėl tu tai padarėjai? Žinai, sako, aš nežinau.
Sako, aš meldžiausi, sako, žinojau, kad, sako, tu esi Dievo rankose, sako, aš neatidaviau šitonai tavęs. Bet, sako, tuo momentu aš pati nežinau, kodėl aš tai padariau, bet, sako, aš tai padariau. O jinai buvo įrankis, man, Jėzus ją panaudojo, ta meilė iš jos rankų, iš jos apsikabinimo, iš to žvilgsnio, jinai atrodo, kad pas Dievas mane apsikabino. Ir tai buvo taip stipru, žinokit, ir aš taip esu jai dėkingas, kad jinai pasidavė šitam dalykui, kaip Marija pasidavė Kristų ir priėmė Kristų į savo išės. Tai buvo kažkas tokio nepakartojimo ir tai yra vienas iš pamatinių akmenų, ko šiandien stoviu, kad Dievas niekados manęs nepaliks. Ir žinokit, po šito išgyvenimo prasidėjo visas mano gyvenimo atsivertimas. Tas tikras atsivertimo etapas. Tai tais pačiais metais jau rugpjūčio mėnesį aš jau buvau konferencijai Vingio parke Vilniuje ir aš jau buvau visai kitas Arūnas. Aš jau buvau pakeitęs ne tik išorę, mano širdis jau buvo atsivertus. Mano visi draugai, visi sabutilnikai, kurie garažuose ateidavo ten, aš tam tikrų laikų nuo darbo dar mašinas tvarkydavom, mes pašveisdavom, padažydavom, pinigėlių papildomai nusidirbti. Bet jo tie visi draugai atbirėjo. Kažkaip taip automatiškai Dievas jas patraukė, kad manęs net buvo išgėrinėti. Ir aš tarsi tas alkoholis pasitraukė. Automatiškai ir cigaretės kažkaip dingo. Kaip visi liudija dažnai, kad liežuvis nustoja keptis. Žinokit, tai būna. Nežinau, išgyveni Dievo natūraliai, gyvai prisilitimą dingsta tam tikri dalykai. Net ir nežinai ir negali vardinti, kaip tai atsitinka. Ir va tas jau mano Arūnas jau pasidarė kitas. Ir aš visą stačiai galvą pasinėriau į bažnytinę veiklą. Ir pradėjau tarnauti bažnyčio tvarkdariu, man pradėjo rūpėti viskas. Ir aš jau tais pačiais metais, 94 rudenį, aš jau mokiausi Biblijos mokyklą. Ir jau prasidėjo tas mano gyvenimas. Mane darbė šefas sudarė individualų grafiką, kad aš galėčiau eiti mokytis Biblijos mokyklą, galėčiau iš darbo išvažiuoti, galėčiau į darbą pavėluoti. Asmeniškai buvo tokia malonė sudaryta. Tai buvo, nežinau, tos geras malonės laikotarpis. Ir nežinau, ir taip, ir darbė viskas kažkaip sekėsi. Ir kokie 5 metai aš taip bėgau, ėjau šituo keliu. Ir atrodo, tai be galo ir be krašto turėtų eiti ir visą tai turėtų nesibaigti. Atrodo, kaip filme, ne? Jie ilgai ir laimingai gyvena. Žinokit, bet kaip sako, atėjo laikotarpis, tas toks kūdikystės laikotarpis, jis eina į kokį ką? Jis eina į paauglystę, jis eina į brandą, ateina natūralus išbandymai. Ir gavosi, kas gavosi? Bažnyčiai pas mus tam tikros frustracijos vyko, ten vyko pastorių kaita. Ir kai tokie dalykai vyksta, aišku, jie visada palieka tam tikrus antspaudus širdį. Nes, iškyla tada klausimai, kas dėl ko ir kodėl tai viskas vyksta. Dieve, kodėl taip, kodėl anaip. Ir tas pažinimas mano Dievo, jisai buvo sąlyginis, labai nedidelis. Ir tos brandos irgi buvo labai nedaug. Pažinimo galbūt, Biblijos mokykla pabaigta, ten Biblijoje kas parašyta, raštą cituot, vienas yra dalykas, o kitas dalykas gyvent pagal tai yra du skirtingi dalykai. Tai iki to tikro krikščioniško gyvenimo buvo dar toli. Aš pasinėriau į religinę veiklą. O kas tai yra religinė veikla? Tai reiškia, kada aš esu pirma, o Dievas už manęs. Tai jau nebe Dievas mane veda, aš jau einu ir darau pats savo rankom, savo jėgom. Aš tarsi pats iš savęs darau krikščionį, tarsi pats nusidedu, pats atgailauju, pats save išteisinu, toksai, ir taip pasukėsi tame ratu. Ir taip eidamas, aišku, ten karjera pasikeitė, mano pareigos pasikeitė, viskas aukštyn, pareigos aukštyn, galimybių daugyn, pagundimų daugyn, anksčiau lemputės iš darbo neišneždavau, paskui atrodo fūrą kabelių galiu drąsiai išvežti ir parduoti. Taip prasidėjo degradacija. Pagundimai, kuriuo aš netlaikiau, nes mamona jinai irgi nedidelį įtaką turi. Ir mano tas krikščioniškas gyvenimas pasidarė grinai vaidmainystė. Vienoks aš bažnyčiai, kitoks darbe, dar trečioks šeimoje, dar ketvirtas su draugais, penktas dar su kažkuo. Ir tas toks rėdėjimas prasidėjo žemyn. Dėl savęs rūpinėsi finansai, paskui pradėjau po truputį vėl išgėrinėti. O išgėrinėti pradėjau labai paprastai, atėjo draugas kaip gyvatė. Arūnai, tu prisimeni, kaip anksčiau buvo gerai. Žinok, ir taip gyvenęs, ir taip įtikinamai, ir taip stovim išnek. Bet tu patikėk, buvo ten tų gerų momentų, taip. Visada su kebra tai pasėdėti vyrams yra faina. Nesakykit,
O ne fainai, nu fainai pasidėjo. Bet ar nors kas bando tada, ar tau kas nors pasako, kokios bus po to pasiekmes? Ne. Vat niekados velnės nesako, kas bus po to. Jis sako, va tuo momentu buvo fainai. Ir taip įsileidau aš tam, nu buvo fainai. Ir prasidėdavo paprastai, čirkelė su saldainiuku, einant namo iš darbo. Nu, aš inteligentiškai, aiškiai, situaciją kontroliuoju. Ir aš taip dasikontroliavau, kad paskui ėjau pas anoniminius alkoholikus. Nu, va taip prisikontroliavau. Ir žinokit, kai bažnyčioje atsiverti kažkam ir paprašyti maldos buvo gėda. Nu, kaip aš dabar taip galiu? Nu, ašgi krikščionis, nu, ašgi Dievas manyje gyvena. Kaip aš dabar išpažinsiu? Taigi, nu, neįprasta buvo bažnyčiai, nebuvo. Tad šiandien dienai turbūt žmonės yra atviresni, vieni už kitus meldžiasi, vienas kitam padeda. Bet tuo momentu, toj bendruomenėje, kur aš buvau, tai buvo nepriimtina. Ir tada ieškojau pagalbų šone. Atradau anoniminius alkoholikus, ėjau ten, sakau, taip, aš esu alkoholikas, išpažįstu, ėjau 12 žingsnių programą, važinėjau per visokius ten dalykai, šventojų susitikimus, taip toliau. Ir žinokit, tame taip pat bendravime aš atradau taip pat, kad Dievas veikia, kad Dievas išlaisvina. Ir tame išpažinime taip pat yra didelė Dievo jėga. Ir aš laiminu tų žmonės, kurie vaikšto pas anoniminius ir organizaciją, jeigu pažįstat, palaikykit tokius žmonės, žinok, kai ten Dievas irgi turi savo vietą. Tai vat buvo šitoks etapas mano gyvenime. Po to buvo, kaip sakant, dar viena duobė. Nes kaip atsirado papildomai pinigų, atsirado dar didesni, kaip tus pinigus išleisti. Ir tada jūs galvojate, aš ten namus pasistačiau, ten kažką tai šeimai kažko atnešiau. Ne, žinokit, pradėjau kaip ir kodėl aš anoniminius atsidūriau. Tai per gerklę daug kas nuėjo. Ir per kitą vietą, kur yra žemiau bambos. Nes automatiškai ten tos akis nueina į kitą vietą ir tada atsiranda Marytė, Onutė, ar taip toliau ten. Danutė ir kaip ją pavadinsi. Ir tai ne veltui patralėse parašyta. Ištraukia iš tavęs visus įvus. Ir buvo dar toks vienas mano gyvenimo etapas, kai tada žmona, žinai, antrą kartą man, nežinau, turbūt tai buvo tai. Bet tada jau buvo taip, kad aš pats atėjau ir tokia situacija susidarė su padovanom. Bet tada jau buvo visai kita situacija. Paskui pamenu jau einant iš tos slėnių į viršų. 2013 metais, atsimenu, dar buvo tokį stiprų Dievo išgyvenimą, išgyvenau per vieną pastoriaus pamokslą. Ir atsimenu, tai pamokslo metu tai buvo dar toks labai gilus, stiprus Dievo išgyvenimas, tada būtent per pamokslaujamą žodį. Ne per kažkokią maldą, ne kada tai ateina apsikabina žmogus, bet per pamokslaujamą žodį. Taip, tas žodis palietė giliai mano širdį. Ir atrodo, kad iš tikrųjų jis mane išvedė į tokią raudą ir iškėlė iš mano širdies tą visą nešvarumą, kurį aš slėpiau ten nuo daugelio. Ir atnešė tokią laisvę, kada tu išeini į atgailą ir visą tai iš tavęs Dievas išima. Ne aš pats visą tai išėmiau, bet Dievas išvedė per savo žodį, savo dvasios jėgą ir ištraukė tarsi iš mano širdies visą šitą reikalą. Ir aš tada atsimenu irgi po šito tokio, aš kaip skaitau, antras mano tikėjimo kelionė, kertinis akmuo, po kitą koją tai buvo, tai stipru ir nepajudinama. Tai davė dar tokį postumį eiti tolyn, vėl neapleisti sekti viešpačiu Jėzų. Nu ir vėl, kaip sakant, bendruomenė, eilinė frustracija, eiliniai pastorių pasikeitimai, tikėjimo žodis nustojo egzistuoti kaip bendryje, atsiranda kita bendryje, evangelinių krikščionių bažnyčių bendryje, keičiasi kryptis. Nu ir vėl, kaip sakant, tame visame supurtime, sijojime, aš išeinu iš bendruomenės, išeinu iš bendrijos ir lieku be bažnyčios. Ir vat kaip jau Tomas liudijo, 18 metais Jonavoje buvo daromas pirmas maketas, svetainės kaviniai, tokia buvo antram aukšte. Ir tada aš atėjau į tą maketą, mane pakvietė, kadangi aš dar to mane pažinau, bet pažinau kitus brolius, kurie jau prijautė veikliųjų žmonių bendryjai ir mane pakvietė į tą bendryją. Aš atėjau į tą bendryją ir buvau nusivylęs bažnyčiom, bažnytiškumu ir bažnytiniu gyvenimu. Galvojau, bet turbūt jau bažnyčių užtenka.
tokios mintys man tada suko galvoje. Ir atėjau į veiklių žmonių bendryją, patiko man žmonių nuoširdumas, liudijimai, paprastumas. Ir būtent Jonavos skyriuje mes kažkaip tai labai gerai susidraugavom. Iš tikrųjų, šiandien turim labai gerą laiką. Mane kas žavė, kad pas mus skyriuje yra iš abiejų bažnyčių žmonės ir mes tarpusavį nesipjaunam. Pas mus yra iš evangelinių bažnyčių ir iš katalikų bažnyčių, iš evangelinių skirtingų bažnyčių žmonės grupėje, bet mes kažkaip atradom bendrą kalbą, mes sugebam vienas kitą priimti, išklausyti, nesiginčyti kažkokiais tai teologiniais klausimais, bet sugebam matyti vieną Jėzų. Ir tai yra atneša didelį džiaugsmą. Ir kas mane dar labai sužavėjo, tai pats žmonių paprastumas, nuoširdumas ir atvirumas. Aš vėl pasijaučiu priimtinas, toks koks esu. Man reikia save pasigražinti, man reikia būti geresniam iš savęs, man reikia būti dar kažkuo tai, kad galėčiau ateiti. Aš ateinu toks koks esu, o išeinu jau kitoks negu esu. Va čia yra stipriausia jėga. Nes Dievas yra tenais ir jis daro savo darbą. Ir mano širdį veiklių žmonių bendrijų gydė Dievas. Ir šiandien dienai aš vėl esu bendruomenėje. Nes Viešpats išgydė širdį ir aš vėl supratau, kad tam, kad augčiau ir bręsčiau kaip krikščionis, man reikalinga bendruomenė. Man reikalinga, nes Kristus įsikūrė bažnyčią, kokia jinai būtų netobula bažnyčia. Bet jis įkūręs yra jos galva. Ir aš vėl šiandien esu bažnyčioje, vėl turiu bendruomenę, mes su žmona važinėjame į Kauną. Miesto bažnyčia tokia, jeigu žinot, yra miesto bažnyčios pastorius yra Saulius Karosas. Tai va, mes dabar esam Kaune miesto bažnyčios nariai. Turim ten savo tarnystės dalį ir kažkaip tai vėl džiaugiuosi to Dievo darbo, kurį jis daro mano gyvenime, mano žmonos gyvenime. Ir džiaugiuosi mūsų Jonavos skyriumi, džiaugiuosi visa bendryje ir to darbo, kuris vyksta čia pas jūs dabar Molėtuose. Nes iš tikrųjų Dievas čia daro. Čia, žinokit, dangus kilojasi šiandieną, čia angelų daug. Juodieji, visi tie piktieji, velniai demonai traukiasi į šonus ir jie nustebino, kas čia dabar vyksta. Žinokit, Dievas čia karaliauja. Amen. Ir šiandien jisai čia darys daug nuostabių dalykų. Tai būna šlovė ir garbė Jėzui. Amen. Tai dabar priėjom prie pagrindinės dalies. Šiandien girdėjote tikras gyvenimo istorijos, jis yra nesuvaidintos, nesukurtos. Tai veiklių žmonių bendrija tai nėra kažkokia tai bažnyčia, denominacija, mes šiandien nekalbam pamokslų, netešam doktrinų. Mes doktrinų, kurios gali kirsti su kitomis doktrinomis ir iš to kyla ginčai, čia ginčų pas mus nėra. Dėl to, kad mes pasakojam savo tikras gyvenimo istorijos. Kas mes buvome iki kol susitikome su tikru gyvuoju Dievu, su Jėzumi Kristumi. Jis yra gyvas, prisikėlęs. Ir iki kol nesusitikau su Jėzumi, aš švenčiau Jėzaus buvimą tik tai per Velykas, sakydavau, Jėzus prisikėlė. Pasakydavau, kad tai būdavo man tušti žodžiai pasakyti. Bet iš tiesų Jėzų pasikeičiau savo širdį, Jėzus prisikėlęs man tapo kiekvieną dieną. Jis yra gyvas asmuo, jis tikrai buvo žmogus ir tikrai buvo Dievas. Ir šiandien yra puikia proga kiekvienam pasikviesti šitą gyvą asmenį į savo gyvenimą. Jūs girdėjote, per ką ėjo Tomas, per ką ėjo Arūnas, per ką ėjo Gintaras. Ir kaip Dievas pakeitė jų gyvenimus. Manęs niekas negalėjo pakeisti. Aš 17 metų priėmiau Jėzų savo širdį ir aš pasikeičiau kardinaliai. Ir manęs irgi taip pat negalėjo pažinti mano draugai, mano šeima, koks aš grįžau kitas žmogus per dieną pasikeitęs, dėl to, kad aš Jėzų pasikeičiau savo širdį. Staiga atsirado nauji norai, nauji troškimai, pamačiau pasaulį kitokiamis akimis, nuo mano akių nukrito žvynai, tarsi žvyni nuo mano akių. Stebėjosi žmonės, bet tai padarė Dievas. Žinot kaip, yra budistai kovoja su nuodėme ir jie pralaimi. Musulmonai kovoja su nuodėme ir jie pralaimi. Krikščionys, jie kovoja su nuodėme ir jie pralaimi. Bet atėjo Jėzus, kad nugalėtų nuodėmę. Mums reikia pasitikėti Jėzumi.
Jėzus yra tas, kuris nugali nuodėmę ir jis yra tas, kuris paėmė mūsų prigimtinę nuodėmę, kurią mes gavome per kraujo palikimą iš savo tėvų, iš savo tėvų ir taip toliau, iki Adomo ir Ievos daeitume. Jėzus paėmė tą prakikimą, tą prigimtinę nuodėmę, užsidėjo ant savęs, ant kryžiaus. Jis paėmė visą mano nuodėmę, visą tavo nuodėmę, visas tavo praeities nuodėmės, dabarties ir ateities nuodėmės, kurias dar padarysi. Jis paėmė visą tai ant savęs ir būdamas vienintelis teisus ir tobulas, savo valia jis buvo prikaltas ant kryžiaus. Jis mirė dėl tavęs asmeniškai. Ir ant to kryžiaus įvyko dieviški mainai. Jis paėmė viską, kas netobula iš tavęs ir viskas, kas tobula, jis atidavė tau. Ir šiandien tu gali priimti šitą dovaną. Tai yra dovana. Tu jos nenusipelnysi niekada. Tu jos niekada neužsidirbsi. Tu niekada netapsi tobulas ir neišpildysi 10 Dievo įsakymų, kiek tu stengtumės. Įsakymai duoti tam, kad tu suprasim, kad tu esi beviltiškas ir esi nuodėmingas, kad tu galiausiai suprasim, kad tu iš tiesų esi nuodėmingas ir tau reikia gelbėtojo. Jėzus yra tas, kuris mus gelbėjo nuo nuodėmės, kuris šiandien nori tave išgelbėti. Jis šiandien beldžiasi į tavo širdies duris. Ir nuo mūsų priklauso, ar mes atidarysim tas duris ir pakviesim jį į savo širdį. Jis nori užeiti pas tave į tavo gyvenimą ir kartu su tavimi vakarieniauti, turėti santykius, su tavimi bendrauti. Aš kviečiu kiekvieną žmogų, kiekvieną žmogų, kalbėsim dabar tokią atgailos maldą, mes visi kartu kalbėsime. Ir raginu kiekvieną, kuris dar nepriėmė Jėzus, tiesiog kalbėti kartu šitą maldą, kad būtų drąsiau, aš paprašysiu kiekvieno užsimerkti, galas palenkti, kaip norite, tiesiog laisvai viskas. Užsimerkti ir kartuoti paskui mane žodžius, maldos žodžius. Viešpatie Jėzau, ateinu pas tave, toks, koks esu. Aš pripažįstu, kad esu nusidėjęs. Aš tikiu, kad tu mirėjai ant kryžiaus, praliedamas savo šventą kraują, asmeniškai už mane, dėl mano padarytų kalčių ir nuodėmių. Tikiu, kad 3 dieną prisikėlė iš numirusių ir esi gyvas dabar. Atleisk man už visas mano padarytas nuodėmes ir kaltes. Dėkoju, kad savo krauju nuplauni mane nuo visko, kas buvo suteršę ir surišę. Savąja dvasia įeik į mano širdį. Dėkoju, kad padarai mane Dievo vaiku ir dovanoji man amžinąjį gyvenimą. Aš priimu tave dabar. Ir savo širdimi tikėdamas, lūpomis išpažįstu tave savo sielos gelbėtoju ir gyvenimo viešpačiu. Amen. Paplokime viešpačiui. Ir aš norėčiau paklausti, ar galite pakelti rankas, kurie pirmą kartą kalbėjo būtent tokią maldą. 1, 2, 3, 4, 5, 6.